ir savo projektą, tai dziudo olimpinėse žaidynėse. Taigi tai turinys. E, Įvadas patinka tikėjimo, nes ilgai sporto dziudo, bei šis sportas padėjo man išmokti nepasiduoti gyvenimą, o eiti toliau ir tobulėti. Tikima, tai aktuali jaunimui, nes daugelis nežino, ką veikti, kur eiti, taigi dziudo gali būti kaip jiems kaip kelrodė. Darbė nagrinėsiu dziudo pradžią, vystimąsi ir dziudo olimpinėse žaidynėse. Dziudo išvertus iš japonų kalbos, tai būtų filmus būdas. Tai japonų šiuolaikinis kovos menas ir olimpinis sportas sukurtas XIX amžiaus pabaigoje Japonijoje. Šis kovos būdas pagrįstas išbalansavimo, metimo, imtynių ir kontrolės technikos išsivyščiusiomis iš tradicinio džiudžitsu meno. Tai viena saugiausių kovos sistemų orientuota ne į sužeidimo, o į techninį varžovo neutralizavimą. Tai yra išvedimas iš pusiausvyros ir metimo. Dziudo kilo iš džiudžitsu, senosios samurajų kovos technikos atsiradusios XV amžiuje kaip savigynos sistema sukurta Japonijoje, bet turinti įtakų imtyninės kovos meno funito. XIX amžiaus antroje pusėje džiudžitsu buvo vertinamas kaip pasenęs ir pernelyg brutalus. Jaunas intelektualas Jigoro Kano nusprendė pritaikyti jo pagrindus moderniam pasauliui. Todėl, kad mokykla 1782 metais Kano Tokijoje įsteigė pirmą dziudo mokyklą. Jis siekė ne tik fizinės stiprybės, bet ir moralinio tobulėjimo. Jigoro Kano. Jis buvo dziudo įkūrėjas, gimė pasiturinčioje šeimoje, bet vaikystėje buvo mažas ir silpnas. Jo ūgis buvo 1,50 m, o svoris 48 kg. Mokėsi Tokijo Imperatorių Teino universitete, valdęs įvairias džiudžitsu mokyklas, sukūrė naują sistemą, kurioje paliko veiksmingus, bet pašalino pavojingus veiksmus. Kano akcentavo ne pergalę, o asmenybės ugdymą per kovą. Sukūrė pagrindinius dziudo principus. Tai jie du. 1909 metais tapo pirmoju Japonų tarptautiniame olimpiniame komitete. 1911 įsteigė Japonijos sporto asociaciją. Jigoro Kano įtaka olimpiniam judėjimui. Tai dziudo įkūrėjo iniciatyva buvo įkurtas Japonijos NOK ir pasirūpinta, kad Japonija dalyvautų 1912 metų Stokholmo olimpinėse žaidynėse. Jis rūpinasi ne tik įsitraukimo olimpinį judėjimą, bet kad ir dziudo taptų olimpinių žaidynų programos dalimi. Kano aktyvus įsitraukimas ir dalyvavimas olimpinio judėjimo smarkiai atvėrė duris reklamuoti ir propaguoti dziudo visame pasaulyje. Dziudo įkūrėjas suvaidino milžinišką vaidmenį, kad ne tik Tokijas buvo išrinktas 1940 m. olimpinių žaidynių sostinė, bet ir Saporo buvo paskirtas žiemos olimpinių žaidynių sostinė. Dziudo įkūrėjas mirė 1938 metais. Tokijo olimpinių žaidynių sostinė tapo tik tai 1964 metais. Tais pačiais metais olimpinių žaidynių programoje debiutavo ir Jigoro Kano kūdikis dziudo, jo pagrindinis atradimas. Tai dziudo plėtra pasaulyje. 1951 metais įkurta tarptautinė dziudo federacija, sutrumpintai IGF. 1956 metais Paryžiuje įvyko pirmasis pasaulio čempionatas, 1954 Tokijo olimpiada, 1980 surinktas pirmas moterų pasaulio čempionatas, 1992 Barselonoje moterų dziudo įtrauktas į olimpinių žaidynių programą. Šiandien dziudo praktikuoja daugiau nei 30 milijonų žmonių ir daugiau nei 178 šalyse. Dziudo vystymasis.
metais Jigoro Kano sukuria dziudo kaip jiu-jitsu pakaitalą, kuris yra saugesnis ir, ir linksmesnis galbūt. Ankstyvame dziudo buvo akcentuojamas ne tik metimo, bet ir smaugimo, sąnarių daužimo, net ir kai kurių smūgio mokymas, ypač kata formose. Varžybos buvo retos ir dažniausiai vykdavo mokomaisiais tikslais. 1990-1950 metai. Varžybinio dziudo formavimasis. Atsiranda pirmosios aiškios varžybų taisyklės, ribojamas laikas, įvertinimo sistema, draudžiami pavojingi veiksmai, įtraukiama saugi kritimo technika. Tai buvo labai svarbi mokymo dalis bei praktika. Buvo pradedamas skirstyti kovotojus pagal svorio kategorijas. Anksčiau visi sportininkai kovojo viename svoryje, tai yra 60 kg vyras galėjo kovoti su 150 kg oponentu. Dziudo vystymosi etapai. 1964 metais dziudo tampo olimpinė sporto šaka. Taisyklės buvo dar labiau standartizuotos bei įvesta daugiau apribojimų. Buvo draudžiama traukti varžovą žemyn bei draudžiama laikyti jį be aktyvaus veiksmo. Pradėtas naudoti judo kaip įspėjimas ir Hansukumake kaip diskvalifikacija už 3 įspėjimų gavimą. Nuo 2000 iki 2020 metų taisyklės buvo modernizuotos, liko tik metimai, išlaikymai, smaugimai ir laužimai. Visi smūgiai buvo visiškai uždrausti, stipriai ribojami rankų kojų veiksmai nuo 2010 metų. Už kojų buvo draudžiama imti ir daryti bet kokius veiksmus. Panaikinta kokų ir jūko įvertinimai, palikti tik Ippon ir Vazari, kad kova būtų aiškesnė ir greitesnė. Vyrų ir moterų kovos trukmė suvienodinama 4 minutės pagrindinio laiko. Praėjus šiam laikui buvo įvedamas Golden Score, kurio kai kovodami sportininkai kovoja iki pirmo tako. Dziudo varžybos. Varžybų struktūra, tai dziudo varžybos vyksta vienetinių kovų principų, tai yra 1 prieš 1. Naudojama atkrintamoji sistema, pralaimėjus iškrenta, bet kartais yra pagodos sistema dėl bronzos. Dalyviai skirstomi pagal kategorijas ir lytis. Kovos trunka 4 minutės. Jei nei vienas sportininkas nelaimi, tai kovojama Golden Score. Tai yra iki pirmo tako arba diskvalifikacijos. Taškų sistema. Ippon tai buvo aukščiausias įvertinimas, tai yra pergalė, metimas ant nugaros arba išlaikymas 20 sekundžių, kai priešininką laikai gulint jam ant nugaros. Sėkmingas smaugimo arba sąnario laužimo veiksmas. Vazari tai pusė tako, nepilnai atliktas metimas. 2 vazariai sudaro 1 Ipponą. Judo įspėjimas už pasyvumą ar technikos pažeidimus. 3 judo tai yra Hansukumake ir priešininkas yra diskvalifikuojamas. Dziudo varžybos. Tai draudžiamieji veiksmai. Griebti varžovą už kojos, smūgiai yra uždrausti. Užsispyręs pasyvumas ar kontakto vengimas yra baudžiamas įspėjimu, tai yra judo. Pavojingi judesiai, tai metimas ant galvos per stiprus laužimas yra diskvalifikacija. Etiketas varžybose prieš ir po kovos. Nusilenkimo teisėjai ir varžovai. Emocijų demonstravimas yra draudžiamas, tai yra laikomasi pagarbos ir kuklumo. Nugalėtojas laikosi kuklumo, o pralaimėtojas orumo. Niekas nerodo savo emocijų. Varžybų lygiai.
Tai yra vietinės varžybos, tai klubinės ar miesto čempionatai. Nacionaliniai čempionatai yra Lietuvos arba kitų šalių. Tarptautiniai turnyrai Europos, pasaulio, Grand Slam, Grand Prix čempionatai. Olimpinės žaidynės tai aukščiausias varžybų lygis. 1964 metais Tokijas dziudo debiutas olimpinėse žaidynėse. Dziudo pirmą kartą įtrauktas į vasaros olimpinių žaidynių programą. Varžybos vyko tik vyrams, buvo tik 3 svorio kategorijos ir atviroji. Tai simbolinis momentas, nes žaidynės vyko Japonijoje, dziudo gimimo vietoje. Tai pirmasis ne japonas laimėjęs auksą, tai yra Anton Gysing, nyderlandietis, šokiruojantis, bet istoriškai reikšmingas laimėjimas. Šis sportininkas laikomas dziudo legenda. 1968 metai Meksika. Dziudo nebuvo įtrauktas į olimpinės žaidynės dėl mažo dalyvių skaičiaus ir techninių sunkumų. Po šio praleidimo dziudo grįžta į olimpinį kalendorių ir nuo to laiko vyksta kiekvienas olimpinės žaidynės. 1992 metai Barcelona. Moteris gavo leidimą į šį sportą. Tai moterų dziudo pirmą kartą įtrauktas į olimpinės žaidynės kaip pilnavertė rungtis. Iki tol moteris kovojo tik kaip parodomoji sporto šaka. Tai žymiai svarbų žingsnį lyčių lygybės dziudo sporte. Dziudo šiandieną. Šiuolaikinė olimpinė sporto šaka. Dziudo yra viena populiariausių kovos menų sporto šakų olimpinėse žaidynėse. Varžomasi pagal 7 svorio kategorijas vyrams ir moterims. Įvestos komandinės mišrios varžybos. Pirmą kartą 2020 metais Tokijuje komandos susideda iš vyrų ir moterų. Įdomus faktai. Dziudo olimpinėse žaidynėse atstovaujama daugiau nei 130 šalių, Japonija išlieka dominuojantį sportą, pelniusi daugiausiai aukso medalių. Kitos stiprios dziudo šalys tai yra Prancūzija, Gruzija ir Rusija, bet Rusija į olimpinės žaidynės nebuvo leista, taigi pakeitus Rusiją, manau, viena iš stipriausių šalių būtų Japonija. Dabar palyginsiu 3 pirmasias ir 3 paskutinės olimpinės žaidynės. Taigi, Tokijas 1994 metai. Tai pirmas ne japonas užėmęs pirmąją vietą atviroje kategorijoje, tai yra Antonijaus Gysing, nyderlandietis. Iki 80 kg pirmas tapo japonas Isao Inokuma. Taip pat čempionais tapo taip pat japonai Isao Okano ir Takehide Nakatani. Meksikoje olimpinės žaidynės neįvyko dėl mažo dalyvių skaičiaus. Miunchenas 1972 metai. Atviroje kategorijoje pirmasis vietas užėmė Viljamas Ruska. Antrasis tapo Vitalijus Kuznecovas iš Sovietų Sąjungos. Trečiasis vietas užėmė Angelo Parisi ir Jean-Claude Blandani iš Prancūzijos. Iki 93 kg čempionų tapo Viljamas Ruska. Iki 80 pirmasis tapo Totas Čiučiukvili, gruzinas, bet sovietų gruzinas. Iki 63 kg pirmąją vietą užėmė Takao Kawaguchi, iki 70 Toyokazu Nomura. Monrealis
1976 m. Atviroje kategorijoje čempionu tapo Japonas Haruki Uemura. Viet 93 kg pirmąją vietą užėmė Sovietas Sergejus Novikovas. Iki 93 pirmąją vietą užėmė Kazuhiro Minomiya. Iki 63 kg pirmą kartą pirmąją vietą užėmė sportininkas Jakubas, tai yra Hektorius Torisas. Iki 70 pirmąją vietą užėmė Sovietas Vladimiras Nevzorovas. Tai dabar paskutines mūsų laikų 3 olimpinės žaidynės. Taigi, Vipsinto kategorijoje pirmąją vietą užėmė prancūzas Teddy Riner, kuris nekartą nebuvo pralaimėjęs olimpinių žaidynių. Iki 91 vietą užėmė Japonas Mark Baker. Iki 81 užėmė Rusas Hasan Khalmurzaev. Iki 73 pirmąją vietą užėmė Kalherono ir tapo dziudo legenda. Iki 66 užėmė italas Fabio Bazil ir iki 60 vėlgi užėmė Rusas Beslanas Mudranovas. Taigi, tokie 2020 metai. Viet 100 kg pirmąją vietą užėmė Lukas Prupalik. Iki 100 pirmąją vietą užėmė Japonas Aaron Wolf. Iki 90 gruzinas Latko Bekauri. Iki 81 Takanori Nagasi. Iki 73 Kojono ir taip pat pabaigė savo karjerą po šio olimpinių žaidynių. Iki 60 Kifumi Abe ir iki 60 Naokisa Takato. Tai 2024 metų čempionai, tai yra Vipsinto prancūzas Teddy Rineris, įtvirtintas Zelimas Kacojevas, gimęs Rusijoje, bet atstovauja Azerbaidžaną. Iki 90 Latko Bekauri, iki 81 Takanori Nagasi, iki 60 Yildiz Smetov iš Kazachstano, iki 66 Kifumi Abe, iki 73 Hidayetas Heidarova. Tai kitų komandų varžybos. Pirmąją vietą užėmė prancūzai, antrą japonai, trečią brazilai ir su brazilais pasidalino bronzą korėjiečiai. Apibendrinimas. Darbe apžvelgiau dziudo atsiradimą, vystymosi etapus, varžybų taisyklių pokyčius ir jų tobulėjimą. Dėkojimą pateikiau olimpinių žaidynių apžvalgą, 3 pirmųjų ir 3 paskutiniųjų olimpinių žaidynių dziudo varžybų nugalėtojus ir prizininkų. Ačiū dėmesį.